Ekonominis sunkmetis, didėjantis nedarbas ir visuomenės nusivylimas šiandieninė padėtimi ne vienam uždavė klausimą, ar Lietuvoje saugu gyventi, ar nepadidėjo rizika būti apiplėštam, apvogtam, apgautam sukčium. Policijos pusmečio statistika, kaip ir tikėtasi, patvirtino, kad nusikalstamumas Lietuvoje auga. Galbūt ne taip sparčiai, kaip prognozuota, tačiau augimas akivaizdžiai matyti. Per pirmosius 6 šių metų mėnesius bendras nusikaltimų skaičius šalyje palyginus su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu išaugo daugiau nei 8%, ypač padaugėjo finansinių nusikaltimų. Labiausiai auga tai yra nusikaltimai finansų sistemai, kurių didžiąją dalį sudaro netikrų pinigų paleidimas į apyvartą. Tokių nusikalstamų veikų išaugo 84% ir neteisėtas panaudojimas mokėjimo kortelėmis. Panašus irgi augimas tokių pačių nusikaltimų. Šių nusikaltimų atskleidimas buvo labai mažas iki praktiškai šių dienų, tačiau noriu pasidžiaugti, kad šį mėnesį, Liepos mėnesį, jau praėjus pusmečiui, vis tik tai pavyko atskleisti apie 400 nusikaltimų, kurie susietų su netikrų pinigų paleidimu į apyvartą. Policijos vadovybė neramina ir kiti finansiniai nusikaltimai, dokumentų klastojimas, sukčiavimas internetinėje erdvėje, pinigų išviliojimas, apgaulė, didėjantis kontrabandos mastai. Tuo tarpu smurtinių nusikaltimų skaičius sumažėjo akivaizdžiai, net 16%. Pareigūnai neabejoja, kad neatsitiktinai finansinių nusikaltimų skaičius priešingai nei smurtinių didėja dėl suprastėjusios materialinės padėties. Pagrindinė nusikaltimų augimo priežastis, mes manom, kad yra didėjantis nedarbas. Ir nepritekliai. Sumažėjus finansų apyvartai, piniginėms apyvartoms sumažėjus piniginiam kiekiai, nusikaltėliai ieško pasipelnimo šaltinių. Ir renkasi galbūt nelengviausia, bet tiesiausią būdą, nenorėdami dirbti, nenorėdami teisėtai gyventi, renkasi nusikaltėlio kelią. Prognozės, kaip ir minėjau, mes prognozuojam, kad tokie augimo tempai, kurie nėra labai dideli, mes prognozuojam, kad jie galėjo būti truputėlį didesni, tačiau tie 8% augimas, manom, kad jisai išliks iki metų pabaigos. Pareigūnai skundžiasi, kad dažnas žmogus, bijodamas nusikaltėlių keršto ar visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio, nesiryžta pranešti apie nusikaltimą, o policijai nenori rašyti pareiškimo. Tuomet policijos rankos tampa surištos, o pareigūnai sulaukia priekaištų dėl neveiksnumo. Todėl policijos vadovybė sutinka, kad realus nusikaltimo procentas Lietuvoje gali būti kur kas didesnis. Stasys Vaitonis, LRytas LT.